Mėlyje, sąmoningumo mokyklos kontaktiniuose mokymuose yra ryškus kontrastas tarp pirmosios pakopos mokymų ir būsenų pirmoje pakopoje ir antrosios pakopos. Kardinaliai labai skiriasi. Pirmoje pakopoje yra labai daug informacijos ir reikia labai daug dėmesio ir susikaupimo tam, kad suvokt naujus esminius pagrindinius dalykus gyvenime. O kai pirmoji pakopa jau susivokiam, tada mes pamatom, kad mes negalim pagal tą susivokimą, pagal tą naują supratimą gyventi, nes mus tempia seni įpročiai, seni šablonai. Ir va toliau, antra, trečia, ketvirta, penkta pakopos jau valyt tos šablonus ir vis gilin dėk tą naują supratimą gautą pirmoje pakopoje, jį gilinti, jį įtvirtinti. Todėl antroji pakopa yra kardinaliai skirtinga tuo, kad informacijos mažiau, o praktikų ryškiai daugiau. Ir tiek kankint protą, kad suprast, suvokt ten, kaip pirmoj pakopoj, tikrai nereikės. Tai aš norėjau tiesiog pasidalinti, kadangi ir pradžioj kiekvieno mokymo ir pabaigoje žmogus užpildo anketą. Pradžioj, su kuo ateina jisai, pasidalina, o pabaigoje, ką jisai gavo šiuose mokymuose. Tai va šitokiuose anketose tiesiog žmogus atsako į tokius klausimus, kokią pagrindinę naudą gavai iš šių mokymų ir būk atviras, parašyk, ką manai apie šios mokymus bendrai. Tai aš dabar neatrinkdamas nieko, tiesiog kiek įskaitysiu, perskaitysiu jums daugmaž, ką žmonės rašo po antros pakopos, ką jie gavo ir ką jie mano apie šitos mokymus. Tai dabar sakykime, pavyzdžiui, kokią pagrindinę naudą gavai šių mokymų? Išmokau kvėpuoti, medituoti, priimti ir paleisti dalykus, kurie seniau kaustė. Ir dabar parašyk, ką manai apie šios mokymus. Idėja graži, bet per daug emocijų iš Roberto. Jei paklausi, ko nežinai, reikėtų subalansuoti mitybą, rusiška muzika nesuteikia atsipalaidavimo. Taip, iš tikrųjų dvasinės muzikos yra daug ir atsipalaidavimo momentais, atsipalaidavimo praktikose aš leidžiu tame tarpe ir rusišką. Daugelis žmonių labai žavisi, nes tai yra labai ir nuostabus tekstai ir melodijos geros, bet kai kam rusiška yra kaip atmetimas, kaip keiksmažodis kažkoks. Tai yra atitinkama mūsų viduje nuostata, kuri tiesiog nori atmesti viską, kas surišta su tuo. Reiškia, ant visko užklijuojame etiketę, negerai, neteisingai. Visa tai per laiką išsivalo. Iš tikrųjų, koks skirtumas, kokia kalba, o angliška, ką geriau, kitaip. Vėl mes klausom įvairiai ir jeigu rezonuoja, tai yra gera, jeigu ne, tai ir lietuviškų dainų yra tokių, kurios nepatinka turbūt. Tai čia mano tik tai nuomonė. Gerai, pasižiūrim toliau. Kokią pagrindinę naudą gavai iš šių mokymų? Dėkingumas problemai, kuri atvedė į šios mokymus. Išmokom dėkoti toms problemoms, kurios pastūmė mus ateiti į šios mokymus. Susijungimas su dieviškumu, išsivalymas savęs, stebėjimas, išgryninimas. Supratau, kad vis dar sunku išlaikyti ketinimus, bet mokysiuosi. O ką manai apie šios mokymus, parašyta tiesiog tobula. Kaip kam, kiekvienas pajaučia tai savaip. Taip, toliau, kokią pagrindinę naudą gavai? Suvokimą, kad viskas yra dieviškumas, kad viskas vyksta dėl mano gerumo, supratimas, kad dar galiu mokytis, priimti save ir kitus, pamilau savo tėvus. Antroji pakopa yra santykių su tėvais, pagrindas valymas santykių su tėvais. Kodėl? Nes santykiai su tėvais, nori to ar nenori, supranti ar ne, jie pasąmoningai atsikartoja visuose kituose santykiuose, nes tai yra baziniai, energiškai patys stipriausi santykiai ir jų algoritmas tiesiog įauga į tave ir tu nori, nenori, tu tiesiog lygiai taip pat atkartoji santykiuose su kitais, visą savo elgesį, visas emocijas ir taip toliau. Ir jeigu sutvarkai santykius su tėvais, juos perjauti kitaip, juos sustyguoji savo viduje kitaip, iš karto keičiasi santykiai su viskuo kitu.
Tai čia labai svarbu, pamilau savo tėvus, tai labai svarbu. Toliau būk atviras, parašyk, ką manai apie šios mokymus. Mokymai puikūs, praktikos nuostabios. Kildavo daug pasipriešinimo, pamačius kokį neatitikimą, bet turėjau progą padirbėti su savimi. Iš esmės tokiame moteriškame rate labiau norėjusi kalbėti, nes buvo tylos praktika. Ir tai buvo, moterų mokymuose visada yra dažniausiai daugiau negu vyrų ir moterys, žinot, pakalbėti, paplepėti, pasidalinti, tai yra tiesiog toks didesnis stimulas jiems. Ir tylos praktika, kurią mes atliekam šituose antros pakopos mokymuose, totaliai nuo pat pradžios iki pabaigos, be jokių žodžių, visiškai tylim, tik tai klausom darbe ir dirbam viduje su savim. Tai čia yra šioks toks išbandymas šitoje vietoje. Taip, norėjusi kalbėti. Toliau. Iš jų mokymų gavau daug išsilaisvinimo, ko ir ieškojau. Aš dėkinga už mokymus, išlaisvino, sugrąžino į dieviškumą, kuris mane ir veda pačiu geriausiu būdu. Tai štai kokie pojūčiai. Taip, kokią naudą gavai, kad galiu paleisti situaciją pati, nekeičiant kitų. Taip, mes buvom įpratę auklėti pasaulį ir nuolatos reikalauti, kad pasaulis aplink mus būtų kitoks. Jie turi būti kitokie. O dabar žmogus suprato, kad aš galiu save transformuoti viduje, kad aš susitaikyčiau su viskuo, kas yra aplinkui. Tai yra tikrai labai stipru. Daug praktikų, daug paleidimų, daug meilės gavau. Kažkas man priminimas. Gerai. Toliau rašo šitai. Pajutau ramybę, pilnatvę. Sužinojau, kad gyvasis Dievas gyvena mano širdyje, kuriam ir pasiduodu. Labai naudinga kiekvienam ieškančiam laimės, ramybės, pilnatvės ir meilės. Štai, ką rašo žmogus. Dar labai aiškus dieviškumo paaiškinimas ir parodymas, kaip su tuo gyventi. Konkretus planas, kaip kiekvieną dieną gyventi. Štai kokia pagrindinė nauda žmogui buvo ir ką jis gali pasakyti, šitie mokymai būtų naudingi kiekvienam suaugusiam žmogui. Taip mes norim iš karto tą savo patyrimą perkelti ir kitiems. Visi taip turėtų mąstyti. Jeigu visi turėtų, visi taip ir mąstytų, visi ir gautų tai. Bet gyvenimas geriau žino, ką reikia dabar pateikti kiekvienam. Tai kiekvienas atranda savo laiku ir savo vietoj visą šitą dalyką. Gerai, pažiūrėkim dar. Aš čia turiu visą krūvą, sakykime, išmokymų, visas anketas aš turiu, pas save renku, tai paimsim dar vieną, sakykime, krūvelę. Va taip. Ir perskaitysim. Čia registracijos, tai mes imkim grįžtamojo ryšio anketą. Taip, kokią naudą? Daugiau ramybės, pasitikėjimo ir vidinės laisvės. Manau, man viskas tiko ir patiko. Ačiū už nuoširdumą. Štai vienas. Giliau pažinau save, sumažinau įtampų, į pasaulį pradėjau žiūrėti kitaip. Manau, kad šie mokymai yra naudingi žmonėms, kurie neranda ramybės. Tai va, ramybės atradimui. Žmonės atranda čia iš tikrųjų ramybę, bent jau prasideda tas ramybės kelias ir žmogus ryškiai pajunta. Kokią naudą gavai šių mokymų? Ramybę, išsilaisvinimą, atsipalaidavimą, pasitikėjimą, dieviškumu, pasauliu. Tai būk atviras. Taip. Labai patiko, tik šį kartą pavargau. Tai mes kiekvienas nešamės savo krūvius ir jeigu greitai išeina paleist, tada atsipalaiduoji greitai. Jeigu ilgiau paspaudžia tave, atitinkamai, energijos mažėja, o tai yra nuovargis. Taip, daugiau ramybės, mokymai puikūs. Čia kai kurie trumpai labai rašo, labai vertingi mokymai, gilesnis išsivalymas, gilesni suvokimai, gilesni išjautimai. Taip, emocijų paleidimo, ramybės, kūno prasivalymo, naujos praktikos. Mokymai labai geri, įdomus, superinės
praktikos, geros energijos, nuostabų žmonės ir mokytojai. O čia labai paprasta, tobula parašyta ir šypsenėlė. Labai stipriai pajutau emocijų paleidimą per mandalos meditaciją ir kvėpavimo sesiją. Taip, iš tikrųjų, Ananda mandala, arba dar sanskrito kalba tai vadinasi palaimos ratas, yra labai gili praktika, labai gili technika ir joje labai stipriai nusipurtom daug skausmo ir kvėpavimo, sąmoningo kvėpavimo sesijos, tai ten iš vis kosmosas yra. Tai iš tikrųjų šitos dalykus gauna. Taip, viską girdėjau ir supratau kitaip nei prieš kažkiek metų. Nemanau, o savo kailiu įsitikinau, kad nuo čia prasidėjo mano tikrasis gyvenimas, gal prieš 15 metų ir noriu vis grįžti. Ir grįžtu. Taip, žmonės pradeda visiškai suprast patį gyvenimą, pačią jo esmę visiškai kitaip. Tai tikrai nuostabi patirtis. Džiaugiuosi. Nu, paimkim dar vieną, sakykime, 3 tokius perskaitysim, kad būtų aiškiau. Va. Viskas gerai, išsamus mokymai, patenkinta labai, dėl maitinimo labai kieti kopūstai, nes aš turiu dantų protezus, negaliu kieto maisto kramtyti. Tai šitie dalykai išsprendžiami, čia tiesiog, kai žmogus ateina, reikia pasakyti savo norus, savo, sakykime, gal kažkokius poreikius, išgryninti juos ir tada tikrai viskas išsprendžiama. Galima padaryti ir minkštą maistą, ir tiesiog ir suplakti ir skystą maistą, jokių problemų, tiesiog reikia šito dalykų pasidalinti ir čia nėra jokių šablonų, kad tik tai taip, viską galima pritaikyti ir išspręsti. Daug praktikų, patiko tyla, patiko susijungimas ir atsijungimas, truputį graudu, kad reikia išvažiuoti. Tikiuosi, kad ir nauji ketinimai pildysis kaip po 1 pakopos. Taip, tai žmogui po 1 pakopos, sako, kokius ketinimus be užsidaviau, idealiai viskas įvyko, už tai, kad nustojau rūpintis tuo, nustojau kovoti dėl to ir tiesiog gavosi viskas neįtikėtinai. Tai kokią naudą gavai, to, ko ir tikėjausi, ramybė, bendra energija, tyla, teigiamas vibracijas, naujus pažįstamus, subtilę informaciją. Po 1 mokymų susikūriau daug ketinimų, beveik visi realizavosi, kiti dar realizuojasi. Tikiuosi, tai bus ir po šių mokymų. Taip, nuostabu. Gerai. Radau ramybę ir supratimą, kad noriu vienybės šeimoje, su Dievu, su aplinka, su mama. Taip. Dabar įtempta, tyla vargina, nebendravimas glumina, bet daug laiko praleista su savimi. Tai štai apie mokymus. Įtempta, tyla vargina, nebendravimas glumina. Taip, tyla tai yra nebendravimas, tai yra neskyrimas dėmesio į išorę, visas dėmesys maksimaliai koncentruojamas į vidų. Su nieko nekalbama, vienas kitam į akis nežiūrima, jokių gestų, jokių nurodymų vienas kitam neduodam, o tiesiog pasitikim gyvenimu, kad jis praves mane be mano pastangų būt kažkaip. Tai labai keista, tai neįprasta ir iš tikrųjų kartais tai, kada niekas į tave nežiūri ir tau neskiria dėmesio, o mes pratę nuolatos imti dėmesį iš kitų, tai tada labai glumina, būna šitaip. Tai ta praktika 2 pakopui, visiškos tylos praktika, ji nėra lengva šitoj vietoj, bet iš kitos pusės, kada mes einam į kitas aktyves meditacinės ir kitas išsivalymo praktikas, tai tikrai labai stipriai padeda. Va tas, kad mes nešvaistom energijos ir neplepam su kitais, neskiriam dėmesio į išorę, o kaupiam ramybę viduje, tai labai padeda iš tikrųjų. Stiprūs mokymai, daug išvalyta vidinių įtampų. Išmokau būti tyloje su savimi, sustiprinau tikėjimą savo šaltiniu, pradėjau su juo kalbėti, o jis mane veda ir parodo viską, dėl ko man skauda. Taip.
mes kada pamatom savo vidų ir pamatom, kad skausmas viduje, mes labai nuoširdžiai nusiteikiam valyti tą vidų, išmokti tai daryti, ko nemokėjom ir nedarėm nuo pat mažens. Nustebino labai didelis skirtumas palyginus su pirmąja pakopa. Daug praktinių patyrimų, atsivėrimų, kitokia susirinkusių žmonių energetika, labai stipri buvo praktika ratu čakrų išsivalymui. Tai ta Ananda Mandala, kur yra, mes susėdam ratu, susijungiam ir einam per energinius centrus savo dėmesio ir kvėpavimo ir garsu. Kilo labai daug emocijų išgyvenimų. Fiziškai sudėtingi mokymai, kūnui daug nepatogumų ir diskomforto. Vėlgi, mūsų kūne atsispindi visos įtampos, kurios yra mūsų energinėme lauke, mūsų viduje. Ir tai tikrai kartais būna, kad kūnas labai stipriai, tiesiog pavargsta nuo šito dalyko. Jeigu mes sugebam paleisti, greitai atsipalaiduoji, bet jeigu šiek tiek pakovoji su tuo, tai tada užspaudžia šiek tiek. Bet ir to ir mokinamės galų gale. Viskas labai okei. Puikiai tylos praktika, man labai patiko. Kokią naudą gavai? Stresinės būsenos valdymo taisyklės. Taip, mes antroji pakopui praeinam kosmonautų streso valdymo mechanizmą visą. Detaliai išnagrinėjam ir mokinamės tai daryti. Tai iš tikrųjų labai stipri technika. Tai kai kam tai labai surezonuoja, ypatingai tiems, kas savo veikloje patiria daug streso. Tai va, žmogus rašo apie tai. Jeigu žmogus pasiruošė, jis yra čia. Didelis spaudimas dėl dalyvavimo. Kartais aš žmonės dažniau pakalbinu ir paraginu, gerai, ryškis ir taip toliau. Kai kam tai nepatinka, jis nori, aš pats geriau nuspręsiu ir žinosiu kada. Bet aš susidūriau su tuo per 15 metų, kad kartais žmogus sako, ačiū Dievui, kad tu man dar kartą paskambinai, kad tu mane vis tik įkalbinai, nes jeigu aš būčiau čia neatvažiavęs, tai aš nežinau, kas būtų, gal aš būčiau susirgęs ir sudepresavęs visiškai. Man taip to reikėjo. Tai kartais, kaip aš jaučiu, kad žmoguje yra labai stiprus užspaudimas ir kad jam tikrai reikia kuo greičiau valytis, kartais aš patempiu žmogų, tiesiog sakau, ateik, įkalbinu jį. Jau jeigu matau, kad jo potencialas tai leidžia. Kai kurie žmonės sureaguoja, kad tai yra per daug spaudimo iš mano pusės. Galbūt visko yra gyvenime. Mokymai stiprūs ir reikalingi, čia su 3 šauktukais. Taip. Dar čia dėl telefonų, kad jų neleidžiama turėti mokymuose. Tai galima į salę nesinešti, bet galbūt mokymuose galima būtų turėti. Žmonės nori ateiti į mokymus su savo problemomis, su savo svarbalais visais. Ir čia rašo, svarbus reikalai yra ir vis tiek be telefono yra sunku. Tai mes ir prisirišę prie tų reikalų ir nuolatos įsitempiam dėl to. Tai kada išmoksim pagaliau atsipalaiduoti visiškai ir pasitikėti gyvenimu? Jeigu jis atvedė mane į šitos 3 dienų mokymus, tai aš tikrai galiu atsijungti nuo visų reikalų. Bet žmonės vis tik nori likti su savo problemomis. Čia atitinkama proto nuostata. Aš pilnai tą dalyką suprantu ir tie, kurie nesugeba peržengti šitą griovį, šitą kliūtį perlipti, jie tiesiog negali dalyvauti mokymuose, nes mokymuose be jokių išimčių, be jokių kompromisų, visi išjungiam visus prietaisus ryšio su išore ir dedam į saugyklą. Viskas, čia jau be kalbų. Yra vienas atvejis buvęs, kada žmogus atvažiavo, tikėdamasis, kad aš nusileisiu šitai taisyklę ir vis tik leisiu telefoną turėti. Ir kada neįkalbėjau, apsisuko ir išvažiavo visiškai iš mokymų vien dėl to, kad negalėjo būti be telefono. Čia jau pasirinkti reikia iš anksto, nes aš visuose skelbimuose rašau jokių galimybių visiškai.
būsim be jokio ryšio su išoriniu pasauliu. Tai tiesiog apsispręskit. Būsim visiškoje tyloje. Antra pakopa iš tikrųjų ji bazinis valymasis, santykių su tėvais išgryninimas. Čia yra labai svarbu ir labai stipru. Tai va, tai antrą pakopą pradėsim jau poryt. Tai yra 56-ieji antrosios pakopos mokymai. O sekanti antroji pakopa tik tai spalio pabaigoje. Tai pažiūrėkit, 5 mėnesiai su viršum. Tai ar verta atidėti? Jeigu kas dar jau praėjo pirmą pakopą ir galvoja dar gal vėliau, gal nepatogu, tai per tuos 5 mėnesius pasaulis gali apsiversti visiškai. Pagalvokit apie tą dalyką ir nuspręskit. Bet čia kiekvienas sprendžiat jūs. Tai vėl, kad nebūtų taip, kad Robertas čia tempia visus. Aš tiesiog perduodu jums nuoširdžiai tai, ką jaučiu ir tą šaukinį. O jūs sprendžiat patys. Ačiū brangiai, kad išgirdot. Kągi, jūsų apsisprendimas. Ate.